Jūsų pensija bus 37% nuo jūsų paskutinio atlyginimo. Tai reiškia, kad jeigu uždirbate 1500 eurų į rankas, sulaukę 65 metų gausite apie 555 eurus per mėnesį. EBPO prognozuoja, kad jaunesnėms kartoms ši dalis nukris iki 29%. Tai šiame video parodysiu, kodėl sistema nebeveikia ir kiek reikėtų atsidėti papildomai, kad pensijoje gautumėte 70% paskutinio atlyginimo. Pradėkime nuo to, kodėl pati sistema sugedo. JAV socialinio draudimo sistema buvo sukurta 1935 metais ir ji veikia. Veikia todėl, kad tuo metu vidutinė vyro gyvenimo trukmė nuo gimimo buvo 59,9 metų, moterų 63,9, o pensinis amžius 65 metai. Skamba absurdiškai, bet būtent taip jinai buvo suprojektuota. Dauguma žmonių tiesiog nesulaukdavo pensijos. Net tie, kurie sulaukdavo, vidutiniškai ją gaudavo tik 12-14 metų. Sistema buvo finansiškai gyvybinga, nes mokesčius mokančių žmonių buvo daug daugiau negu pensijos gavėjų. O dabar pažvelkime, kas pasikeitė. Lietuvoje 2025 metais vienai moteriai teko vos 1,01 vaiko. Tai vienas žemiausių rodiklių visoje Europos Sąjungoje. Tuo pačiu metu vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ilgėja ir 2050 metais Lietuvoje sieks 85,6 metų moterims ir 78,2 metų vyrams. Vis mažiau dirbančių išlaiko vis daugiau pensininkų, kurie pensijoje praleidžia 20 ar 25 metus, o ne 12. Sistema sukurta 20 amžiuje paprasčiausiai nepritaikyta 21 amžiaus demografijai. Štai konkretų skaičių. 2024 metų balandžio mėnesį vidutinė neto pensija Lietuvoje siekia 480 eurų, vidutinis neto atlyginimas apie 1300 eurų. Tai 37%. EBPO duomenys dar liūdnesni. Dabartiniams 20-mečiams sulaukus pensinio amžiaus ši norma nukris iki 28,9%. Lietuvoje tai bus viena žemiausių pakeitimo normų visame išsivysčiusiame pasaulyje. Lietuvos bankas atvirai teigia, kad ori pensija prasideda nuo 70-80% paskutinio atlyginimo dydžio, tokio dydžio pensija. Skirtumas tai, ką jūs turite užsipildyti patys, kad turit pasirūpinti patys. Dabar pažvelkime, kaip tą skirtumą pildo amerikiečiai. Jie turi alternatyvą, tai vadinama 401k sistema, kuri savo funkcijomis primena mūsų antrą pakopą. 2025 metų rugsėjo mėnesio Fidelity duomenimis JAV jau yra 654 tūkstančiai žmonių, kurių 401k sąskaitose sukaupta po milijoną ir daugiau dolerių. Lietuvoje bendras pensininkų skaičius yra beveik toksai pat, kiek JAV pensijai sukaupusių virš milijono šiai dienai. Tai istorinis rekordas. Vidutinis toks žmogus į tą pačią sąskaitą įmokėjo 26 metus iš eilės ir jam dabar 59 metai. Jokios magijos, tik laikas, disciplina ir akcijų rinka. Pažiūrėkime į matematiką. JAV S&P 500 indeksas per pastarosius 100 metų uždirbo vidutiniškai apie 10% per metus nominaliai. Pasaulio akcijų indeksas apie 9%, o Nasdaq 100 per pastarosius 30 metų apie 16% per metus. Tai nereiškia, kad kiekvienais metais grąža bus tokia. Pavieniai metai gali būti nuo minus 40% iki plus 40%. Tai nefiksuotas metinis pelningumas, tai ilgalaikis istorinis vidurkis. O dabar svarbiausia dalis, kiek konkrečiai reikia jums. Paimsiu du pavyzdžius. Tarkime, jūsų atlyginimas šiandien 1500 eurų rankas ir norite, kad pensijoje gautumėte 70% nuo to, ką uždirbsite paskutiniais metais. Žiūrim su 10% metinė grąža, tai S&P 500 indekso ilgalaikis vidurkis. Pirmas pavyzdys, jums 25 metai ir pradedate nuo nulio. Iki pensijos jums yra 40 metų. Jums tokioje situacijoje reiktų investuoti 321 eurą per mėnesį. Visų įmokos suma per 40 metų būtų 154 tūkstančiai eurų. Sukaupta suma pensijoje apie 1 780 000. Iš tos sumos gaudami apie 4% dividendų grąžą po mokesčių gaunami apie 5000 eurų per mėnesį ir tai būtų 70% paskutinio atlyginimo nominaliai. Antras pavyzdys, 35 metai ir vis dar neinvestuoja asmuo, iki pensijos lieka 30 metų. Reikia investuoti jau daugiau 583 eurus per mėnesį. Įmokų suma būtų 210 000 eurų, sukaupta apie 1,2 milijono eurų. Tas pats tikslas, bet dėl 10 metų skirtumo mėnesinė įmoka turi būti 1,8 karto didesnė. Dabar kaip suaugęs žmogus gali pradėti kaupti nuo nulio. Lietuvoje veikia 3 pakopų sistema. Sodros pensija yra pirma pakopa, antra pakopa kaupiama privačiuose fonduose su valstybės parama 1,5% vidutinio darbo užmokesčio už pernai metų, o trečia pakopa arba savarankiškas investavimas tai yra jūsų asmeninis sprendimas. Lietuvos bankas pripažįsta, kad reguliariai kaupiant antroje pakopoje pensija galėtų siekti iki 50% iš jūsų šiandienos pajamų. Skirtumas iki 70% jūsų pareiga užsipildyti savarankiškai.
lietuviškai. Jeigu galvojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet pavyzdžiui neturite Freedom24, šio video rėmėjas Freedom24 yra licencijuotas brokeris, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Turi prieigą prie tūkstančių skirtingų investavimo instrumentų, akcijų, obligacijų, fondų ir ETF-ų ir su juo investavimas gali kainuoti vos kelis eurus priklausomai nuo pasirinkto mokesčio plano. Su Smart Euro planu efektyviau investuoti didesnės sumas, su All Inclusive Euro mažesnės sumas. Ir nauji investuotojai gali gauti iki 20 akcijų su galiojančia Welcome akcija priklausomai nuo investuojamos sumos. Apie Welcome akcijos sąlygas, terminus ir kitą rasite oficialiame Freedom24 puslapyje. Brokeris yra licencijuotas, atitinka MiFID II ES reguliavimo direktyvas. Jeigu dar neturite Freedom24 paskyros, užsiregistruoti ir patvirtinti tapatybę užtrunka iki 10 minučių. Visas procesas yra lietuvių kalba ir techninį palaikymą ir asmeninės konsultacijas galite gauti taip pat lietuvių kalba internetu arba atvykę į Vilniuje esantį ofisą. Sužinoti daugiau ir atsidaryti investavimo paskyrą galite paspaudę ant nuorodos aprašyme. Dabar pati praktinė dalis, kaip pradėti, net jeigu visiškai neinvestuojate. Paprasčiausias kelias yra plačiai diversifikuoti per indeksinį fondą. Demonstraciniam pavyzdžiui paimkime plačiai diversifikuotą pasaulinį akcijų indekso fondą. Tai nėra investavimo rekomendacija, o tik demonstracinis pavyzdys. Antras žingsnis - pasirinkti pastovią sumą ir nedaryti pertraukų. Ir nesvarbu, ar tai bus 100 eurų ar 300 eurų, svarbu reguliarumas. Įvairiausių tyrimų autorių rekomendacija bent 10-15 procentų nuo atlyginimo skirti investavimui. Jeigu jūsų atlyginimas 1500 eurų į rankas, tai būtų 150-225 eurai per mėnesį. Trečias žingsnis - automatika. Nustatote periodinį pavedimą iš banko sąskaitos į investavimo sąskaitą tą pačią dieną, kai gaunate atlyginimą. Tai vadinama pasirūpink pirmą savimi arba pasirūpink pirmą savo arba susimokėk pirmą savo. Jūs niekada nematote tų pinigų savo sąskaitoje kaip laisvų lėšų, vadinasi jų ir neišleidžiate. Ketvirtas žingsnis - naudoti investicinę sąskaitą. Tai mokesčio optimizavimo įrankis, kuris jums leidžia atidėti pelno mokestį, gyventojų pajamų mokestį, tol, kol pinigai grįžta į jūsų asmeninę sąskaitą. Apibendrinant, Lietuvos valstybinė pensija dabartiniai kartai duos apie 37 procentus paskutinio atlyginimo pensiją, o jaunesnėms kartoms prognozuojama tik 28,9 procento. Norint gauti 70 procentų finansų ekspertų minimą rekomendaciją, skirtumą reikia uždirbti pačiam 25 metų žmogui, tai galima tai realu pasiekti su 321 eurų per mėnesį, 35 metų asmeniui 583 eurai per 30 metų. Skirtumas tarp dviejų pradžios datų yra apie 60 000 eurų ir tai yra ne magija, o paprasta matematika. Naudokite investicinę sąskaitą mokesčių optimizavimui, taip pat naudokite nedeklaruotą investicinę sąskaitą, kaip derinant šias dvi sąskaitas galima turėti 40 000 didesnį rezultatą su periodiniu investavimu. Žiūrėkite šiame video. Taip pat rekomenduoju pažiūrėti gidą, kaip atsirinkti tinkamiausią mažų mokesčių fondą ir ETF savarankiškam investavimui. Jeigu dar neturite Freedom24, atsidaryti paskyrą ir susipažinti plačiau su brokerio siūlomom paslaugom galite paspaudę nuorodos aprašyme. Visus klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.